Labas visiems, čia holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas, bioharmonizacija kanalo kūrėjas. Ir šiandien noriu pasidalinti svarbia žinute apie labai svarbią sferą, ką kiekvienas vyras turi įvaldyti savo gyvenime. Ir galbūt šiais metais, 2024 metais. Tai tokia mano žinutė šiandieną, kurią bandysiu perteikti, yra apie, galima sakyti, skirtingų pasaulių jungtį. Tai yra fizinio pasaulio įvaldymą ir emocinio, dvasinio, vidinio pasaulio pojūtį, sampratą ir to išgyvenimą. Konkrečiai tai būtų apie jausmą. Daug, man atrodo, vyrų susiduria su ta problema, dalinai nepastebimai, kurį laiką tas gali tokios kančios sukurti, nes tiesiog tos žinios nėra perduodamos galbūt teisingai. Pavyzdžiui, ar tai gali būti jūsų seneliai, ar tėvai, ar tiesiog sociokultūrinis kontekstas, gal pavyzdžiui kažkokios veiklos, pavyzdžiui, aš ir kariuomenėje tarnavau, bet iš visur ateina žinutė, kad tu esi vyras, tu neturėtum jausti, tai čia silpnumas yra. Ir tai yra didžiulė klaida. Jeigu vyras nemoka jausti, daug dalykų gyvenime gali griūti, sukelti kančią. Dažnai nepastebimai. Tai bet ką pažiūrėjus, galima pradėti tiesiog analizuoti kažkokią veiklą, ką darote, kuo užsiemate, iš kokios būsenos tą darote, koks pojūtis yra. Pavyzdžiui, vyras eina į sporto salę pasportuoti, metalą pakilnoti, geležį, kaip sakant, patampyti, ne? Ir koks tas vidinis pojūtis? Ar eina iš motyvacijos, iš meilės, priežiūros savęs, ar tai yra galbūt kažkoks tais vidinio nepasitenkinimo, ar pavyzdžiui pasitikėjimo savimi ir kitų dalykų patyrimas, ir tada tas sportas ar kažkokie tais tokie dalykai tampa tiesiog kompensacijos mechanizmu, kaip prislopinti tą dalyką, kad kažko tais nejausti, nes niekas neišmokino, kad vyras gali jausti, kad jis turėtų priimti ir išjausti, kaip yra. Tai aš noriu pasakyti šiandien, kertinė žinutė yra, kad jausti tai nėra silpnumas. Brolau, jausti tai nėra silpnumas. Kaip tik sakyčiau, tai yra stiprybė. Jeigu mes pasižiūrėsim į tiesiog kitas gyvenimo sferas, paimkime ilgalaikiai santykiai su savimi, tikslų pasiekimas, santykiai su šeima, santykiai su merginomis, santykiai su žmona, mokėti jausti ir būti jautriu žmogum, jautriu vyru, tai yra didžiulė galia. Kodėl? Nes tik tais jausdamas savo širdį, savo šaknis, iš tikrųjų tu sąmoningai žinai, ką tu darai, iš ko ir ką tu transliuoji. Taip pat, jeigu tu nori pasirūpinti savo mergina, savo žmona, savo šeima, tai yra tam tikras, sakykime, emocinis krūvis,
kurį kaip vyras tu turi išlaikyti, tu turi gebėti sukurti saugumą ir komfortą. Tai nėra tik tais fizinis pradas, tai yra ir gebėti išlaikyti, palaikyti tą emocinę, galbūt kažkokią net chaotišką energiją. Ir tu turi mokėti, kaip sakant, tame plaukti, tame laviruoti. Vadinasi, pirmiausia, tą reikia įvaldyti savyje. Tai žinoma, vyras turi ir tą vyrišką energiją skleisti, tai yra disciplina, atsakomybė, racionalus, logiškas mąstymas, veiksmas. Reiškia, kad mes mintis, idėjas, tikslus paverčiam į veiksmą. Tačiau, čia jeigu paimsim tą tokį šventą vyriškumą, dievišką vyriškumą, mūsų kūrė tai tiek moteriška, tiek vyriška energija. Ir yra ta dalis šventos, dieviškos, moteriškos energijos mumise. Tai yra apie grožį, apie grakštumą, apie švelnumą. Ne tiek racionalų, loginį mąstymą, kiek labiau intuiciją. Ir pojūtį, ir pajausti dalykus, ir švelniau biškį sustoti kartais, pailsėti, nespausti, negręžti savęs, nekontroliuoti tai visko, o tiesiog pajausti biškį labiau dalykus. Tai esminė žinutė šiandien tau, brolau. Jausti nėra silpnumas, tai yra stiprybė. Ir įvaldyk šį pasaulį ir įvaldysi save, įvaldysi 2024 metus kaip vyras, tikras vyras. Dar norėčiau pasidalinti, buvau Šaolino šventykloje karių šventikų, galima taip sakyti, vienintelė Europoje, gal teko kažką matyti, Shaolin Temple Europe su meistru Shihengji. Ir aš ten paklausiau, ką reiškia, kas yra vyriškumas, ir sako, stiprus, tvirtas fizinis paruoštumas, didelė širdis. Tai leisiu jums su tuo pasisėdėti. Tikiuosi, mano žinutė įkvėpia jūs pabandyti sujungti tuos skirtingus pasaulius į darną. Tai linkiu sėkmės tame. Ir jeigu šitos žinutės rezonuoja, prenumeruokite kanalą, jų bus daugiau. Iki.